Tai ką, labas visiems. Sekmadienis atvažiavom kur? Vėl į sodą. Tai šiandien bandysim toliau ardytis va šitą visą, kas liko. Aibė uždėjom metalinius ratus šitam dalykui. Tai dabar idealiai važiuoja niekur, neprasikasa. Nes anksčiau čia užsikasdavo ratai. Tai dabar net neprasisuka. Kažkiek šiandien būsim dviese, paskui būsiu vienas turbūt. Tai reikia bandyti greičiausiai tiesiog pjaustyti. Pjaut kažką. Ir taip griaut. Nes čia užsilipus nelabai patogu kažką daryti ant to stogo. Tai nėra čia nieko baisaus iš tikrųjų. Tas putas visas batas, kas ten yra į maišus, šiukšlių dėt. Toliau ką, viskas dega, grindys iš lentų irgi dega. Tik va, ko nepadariau, tai neišvežiau šiukšlių vis dar. Bet jau gal bandysiu ateinančią savaitę kažką padaryti. Niekaip netradau laiko, nes reikia ir pačiam davažiuoti ir visa kita. Tai gal kažką išeis šią savaitę prisitaikyti. Nes gerai būtų tą šiukšlyną išsivežti, kad nebūtų. Žodžiu, po biškį eisim griauti. Šiandien labai gera diena, nes nėra karšta. Ir tikiuosi nebus karšta. Nes po praeito sykio tai atsigavau tik tai kitą dieną iš tikrųjų. Baisiai galvas skaudėjo nuo karščio, kai dirbti reikia. Tai tikiuosi šiandien taip nebus. Tik ką, pradedam po biškį kažką ir daryti. Nu ką, biškį laikinai vienas likau. Tai kažką bandysiu, kol esu vienas, po truputį pasidaryti. Tai va, atsipjovėm stogą, po biškį pjaustam, laužiam ir deginam, žodžiu, viską. Nu, medieną deginam. Šitas vatas stengiamas dėti maišus. Nepalik, nes paskui, kai sumirksta, tai labai bjauru būna. Tai va, bandysiu įveikti kažkaip šitą dalyką. Paskui turėtų pagalba grįžti. Iki neaišku kada. Čia labiškai pavyko išgriauti. Čia tą balkį papjojau. Va. Mediena į laužą paruošta. Šitą nerealiai gerai kabina, taip kad net išlankstė, va čia va vamzdį, kur buvom įvirinę. Ir reikės ko gero kažką kitaip pasidaryti. Tai va. Reikia vežti, užkrauti malkų, kad degtų. Biškį atsipūsti ir toliau įdirbti.
Biškį pusardžiau. Nu vienam biškiu tai sunku. Nu vis tiek kažkaip karšta šiandien. Gau, kad nebus karšta. Biškį pajudi ir šlapės. Šiaip sveikatėlė, ne kažką. Peršalimai kažkokie kabinasi. Gal dėl to. Tai va dabar tas stogas laikosi ant šitos va plokštės. Ir gaunas, kad įkliuvo, o ten va įskylė kampas tas plokštės. Ir tiesiog nenukrenta jisai. Čia gal dviese pajudintume ir sugriūtų. Vienam ne kažką. Va taip, bet jau galima iš tikrųjų ir ardytis. Patogiau. Jau žemai viskas. O berdant turėtų ir sugriūt po truputį. Kai būtų fainai iš tikrųjų sugriaut tą stogą, tai va ir susidegintų, manau, per šiandien jisai. Liktų kokios va grindys tik tai medinės. Aišku, dar po tom grindim yra didelė tikimybė, kad bus labai daug šiukšlių. Arba ne. Žodžiu, biškį pasikraunu medienos, nusivežu į laužą ir po biškį bandysiu atsiardyti kažką, kad galima būtų sudegyti. Aišku, dar galima ir vatą visą kraut į maišus, bet čia gal vėliau, aš sakau, kai jau stogas bus išardytas, bus galima ir tą vatą sukrauti. Žodžiu, kaip visą laiką kažkokie turi būti nesklandumai. Tai šį kartą, kai uždėjau metalinius ratus, sukibimas pagerėjo ir nusuko diferencialinę ašį. Nu, ten tokia diferencialinė. Juokingai padaryta iš tikrųjų. Aš galvoju, kodėl aš nebepavažiuoju, vienas ratas sukasi, kitas ne. Čia gaunasi va taip. Tipo, jinai padaryta, kad gerai, kad geriau vairuotųsi lengviau. Dėl to tos ašys tokios. Gaunas va šitas va. Nu, aišku, aš čia dabar pakaliau pats, nulaužiau iki galo. Buvo nulinkęs. Bet čia toks suvirinimas, tai ne kažką. Tai žodžiu, reikia šitą susitvarkyti ir toliau važinėti. Arba iš vis privirti. Ir 100 metų bus. Tai nežinau dar. Kaip čia daryti, dabar negaliu jungti iš tikrųjų suvirinimo aparatą, nes turėčiau atjungti turbiną nuo laužo. Tai jeigu atjungsiu turbiną, man pradeda kaip per kaminą traukti. Tai tiesiog sudegs mano turbiną. Turiu palaukti biškutį, kol apdegs malkos ir reiks eit susivirinti. Tai va, iki tol dar reikia eit pasiardyti čia tą stogą. Palengva, po biškį ir ardos jisai. Nu va jau. Kiek išpjausčiau. O po biškį einu į priekį.
Va dabar nupjausiu šitą balkį, aną balkį. Čia dar visas stogas laikosi va ant šitos plokštės. Realiai. Todėl ir nenukrenta. Bet to čia balkį nupjausim, nusileis. Tai va, tos vatos kiek. Dar kol į maišus tą vatą sudėti, tai ojoj. Žodžiu. Einu toliau ardyt. Paskui reiks eit susivirint ratą. Aparatas veikia jau. Suvirinau. Riebiai. Aišku, paskui reikės pakeisti šitas ašis, nes buvo dadėtos, kaip nediferencialinės ašis, o paprastos, tiesiog fiksuotos. Tai greičiausiai jos ir buvo skirtos šitiem ratam, o guminiam ratam būtent tos diferencialinės. Tai čia mano klaida vėl. Reikės, žodžiu, atsivežti sekančiam kartui ir paprastas uždėti. Gal net biškį ir lengviau važiuot bus, nes gaunas, kai duodi taip po biškį gazą, tarkim, pavažiuot bulinį ir paskui duodi į priekį, prasisuka net 360 laipsnių ir paskui užkabina ir staigiai rauna. Tai geriau būtų jausti, iš tikrųjų, net jeigu fiksuotos jos būtų, tos ašys. Aišku, vairuot bus sunkiau tik tai. Jeigu ant vietos neišeis taip lengvai pasukti turbūt to motobloką. Nu, išbandyti reikės. Tai va, grįžo pagalba mano. Po biškį. Va, putplastį išveš. Bet tą putplastį ten reikia paremti su kažko po to jaučiu. Nes išpūs vėjas. Nu. Tai va taip vardosi stogas po truputį. Realiai nelabai čia daug ir liko. Pagrindė kas čia, vata ir tas putplastis. Kelios lentos. Tai va. Šardyt stogas, surinkt šiukšles. Tada bus galima prieiti prie grindų. Žodžiu, vėl problema. Vėl nusisuko tas metalinis šudukas. Net kitą šiandien ratą nuėmėm. Tai dar perverinau papildomai. Nes originaliai tai ne kažką. GTM Germany. Aha. Germany. Ten tokia svarkė padaryta, kad net tokiais burbuliukais viduj. Negaliu pasakyti, kad labai gera kokybė iš tikrųjų daiktą. Yra dar daugiau ką seko. Suvirinimas tai laiko. Pats va šitas nuplyšo vėl. Per menkas. Žodžiu, sekančiam kartui reikės atsivežti fiksuotus jau šitas ašis. Ir viskas. Žodžiu, suvirinom tos ratus, kad nebesisukinėtų. Aklinai. Tai dabar normaliai važiuoja. Biški buvom pavalgymą per traukėlę pasidaryti. Išbandėm sausus davinius lietuviškus. Prisirijom. Dabar reikia bandyti kažkaip pradėti darbą iš naujo.
Viskas, šiandien viskas. Yra be 27. Tai apžvelgiam, ką šiandien pavyko pasidaryti. Pavyko nusigriauti stogą, jo nebėra. Aišku, dar vatos likučiai visur mėtosi. Visko nespėjom jau šiandien surinkti. Bet vis tiek neblogai išsivalėm. Tai va, grindys. Sekantį kartą ardysis grindys. Likusios šitos sienos. Čia pamato nėra. Kokių blokelių plytų pastatyta viskas. Ir tiek. Tai va, kai jau nusiardys visos grindys, tiesiog bus lygų gražu. Čia po apačia. Reikės toliau šitą visą šiukšlyną išsitvarkyti. Na ir iš toj pusėje lygiai tas pats. Irgi reikės viską kastis, krauti maišus tiesiog ir išvežti. O dar tas šiferis, kur įkastas, reikės išsikasti. Gal sekantį kartą, nes paskui jau ir vežimą šiferį reiks užsakinėti. Tai va. Taip atrodo viskas. O, reikės dar šitą bičių namelį sudegit. Buvo anksčiau 3, man atrodo, jie čia. Tai liko 1. Dar va čia va šiukšlių yra visur aplinkui. Lova kažkokia. Vežimėlis. O čia dar šiferiaus biškį matau. Tai va, reikia išsivalyti ir čia visą sklypą aplinkui. O čia va, kažkadaise senai buvau krovęs į maišus šiukšlės ir sutrūnijo jie. Tai reikia po biškį perkrauti. Šaldytuvas. Stiklainių pilnas. Va, laužiuką šiandien pakūrenom. Visą stogą galima sakyti ir sudeginom. Ir ne tik stogą. Buvo ir daugiau ten visko. Tai va, tie metaliniai ratai super labai. Nieko čia neišarėja, bet neprasikasi ratai. Labai gerai važiuoja. Tai žodžiu, šiukšlių prisikrovėm irgi. Jau čia galima vadinti šiukšlių sieną. Viskas jau rytoj skambysiu būtinai. Čia dar polistirolo apsikrovėm. Tai va, einam tvarkytis. Ir lėksim namo ilsėtis. Rytoj darbus visiems. Kas dar žiūrėt iki galo, parašykit komentarą. Labai gerai, kai parašot komentarą. Tai biškį geriau veikia YouTube algoritmas. Na ir paspauskit like. Tai ką, iki sekančio video. Čiau.